Atsipalaiduokite, būkite saugus ir mėgaukite savo dieną. Gerai. Kanye Westas vėl grįžo į tarptautinę areną ir šį kartą jis teigia, kad įėjo į istoriją. Jis ką tik surengė didžiulį koncertą Turkijos Atatürko olimpinėme stadione Stambule, kur savo gerbėjams neteisingai pareiškė: mes ką tik sumušėme rekordą, 118 000 didžiausias visų laikų pasirodymas stadione. Na, šou tikrai sulaukė daug gerbėjų. Tai buvo tarsi dvigubas renginys. Dalinai koncertas, dalinai festivalis. Prie jo scenoje prisijungė ir buvęs Vainis Travisas Scottas, o gerbėjai atvyko iš visos Europos ir dar toliau. Tačiau šis renginys turi sudėtingą kontekstą. Tai pirmasis Westo turo sustojimas Europoje po daugelio metų, kai kelios šalys bandė uždrausti ar atšaukti jo pasirodymus dėl akivaizdaus antisemitizmo. Pavyzdžiui, dainos Heil Hitler išleidimas, kuri tiesiogiai giria nacizmą. Nors jie atsiprašė, Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Lenkija yra tik kelios šalys, kurios visiškai atsisakė rengti jo pasirodymus. Tačiau akivaizdu, kad Turkija neturi jokių abejonių. 48 metų reperis taip pat ruošiasi pasirodyti Nyderlanduose birželio 6 dieną. Na, o dabar prie mūsų prisijungia mūsų vyresnioji korespondentė Ovan Alterman, kuri viską išsamei paaiškins. Prisipažinsiu, pats nesu repo ar hip-hopo gerbėjas. Bet žinote, yra tiek daug apie ką kalbėti. Akivaizdu, Kanye West išvyksta į gastroles. Ką tai jums sako apie, galima sakyti, meninį palikimą ir politinį ir socialinį atoveiksmį? Šios visos tarptautinės gastrolės, kurias jis planavo, buvo labai prieštaringos, švelniai tariant. Nuotraukos atrodo fantastiškai, mes ką tik jas matėme ekrane. Nežinau, Nataša, ar 118 000 yra rekordas, ar ne? Ne, aš pasitikrinau. Jis man primena vaiką, kuris eidavo į Mičigano universiteto amerikietiškojo futbolo rungtynes ir visada sakydavo, kad esi didžiausios minios stebinčios futbolo rungtynes Amerikoje dalis. Ir aš nežinau, ar tai buvo pati didžiausia minė, bet buvo labai arti to. O nuotraukos yra fantastiškos. Atrodo, kad tai puikus renginys. Bet čia Turkijos žiniasklaidoje, jei pažiūrėsite, ką jie publikuoja, bent jau anglų kalbą rašančioje Turkijos žiniasklaidoje, pavyzdžiui, Facing the World, jie būtent tai ir akcentuoja. Pažiūrėkite, kiek žmonių atėjo. Jie išvardė šalis, iš kurių atvyko sirgaliai. Iš visos Europos, iš Rusijos, iš Kazakstano, užpildydami tą stadioną ir net perpildydami jį. Matai, tu nesi taip įsitikinęs. Ir aš tikrai nesu čia tam, kad būčiau Kanye Westo gynėjas. Bet iš Turkijos perspektyvos tai yra didžiulė sėkmė. Jie čia pamatė laisvą nišą, jie pamatė galimybę, jie ją pasinaudojo. Ir dabar jie išnaudoja tai maksimaliai. Ir nuotraukos kalba daug garsiau nei tie straipsniai. Bet tu teisi, Nataša. Kanye Westas atsiprašė viso puslapio reklamoje Wall Street Journal laikraštyje. Negaliu pasakyti, kas yra jo širdyje po visų tų siaubingų dalykų, kuriuos jis sakė ir sako. Tam tikrai prireiks daugiau laiko. Aš turiu omenyje, jis tiesioginė prasme sukūrė dainą pavadintą Heil Hitler. Tai tiesiog visiškai keista. Žinoma, vėlgi, norisi širdyje rasti atleidimo žmogui, kuris akivaizdžiai kenčia nuo psichikos sveikatos problemų, kurios yra aiškiai dokumentuotos. Jis pats apie tai kalbėjo. Ir aš taip pat manau, kad po Eurovizijos ir šio bendro Izraelio boikoto, kurį matėme, kyla klausimas, ar muzika yra ta vieta, kurioje turėtų atsiskleisti politika. Nors, žinoma, atviras antisemitizmas, galima sakyti, dabar yra šiek tiek kas kita. Taip. Na, skirtumas čia tas, kad Eurovizijoje nubaudžiama visa šalis ir nubaudžiamas individualus atlikėjas. Tas pats beje buvo bandymas vienais metais uždrausti rusams dalyvauti Wimbledone. Jūs kolektyviai taikote boikotą individualiems atlikėjams ar sportininkams iš tam tikros šalies. Tai yra kitaip, Nataša. Kanye Westas atsako už savo veiksmus pats. Tai nėra boikotas kaip kolektyvinė bausmė. Jei čia taikomas boikotas, tai jis taikomas vienam atlikėjai. Ir reikia pasakyti, britų, prancūzų ir lenkų, kurie uždraudė jam atvykti į savo šalis, gynybai nėra tokios žmogaus teisės vykti į šalį, kurios pilietis nesi. Taigi šalis gali uždrausti kažkam atvykti dėl bet kokios priežasties arba be jokios priežasties. Ir tos šalis turi teisę taip elgtis. Jeigu jis rimtai atsiprašo, atrodo, kad jam teks nueiti ilgesnį kelią, kad įtikintų žmonės. Tuo tarpu turkai, sakykime, atrodo mažiau suinteresuoti atsiprašymo nuoširdumu. Ir ką jis sako apie žydus? Ką jis sako apie Hitlerį? Ko jis neturi pasakyti apie žydus ir ko jis nesako apie Hitlerį? Bet labai grubiai, politiškai, gal net ciniškai, sukuriant tas nuotraukas, apie kurias mes kalbame. Milijonai žmonių visame pasaulyje matė jėgos demonstraciją ne tik Kanye Westo, bet ir Redžepo Tayyipo Erdogano.